Sveiki visi! Šiandieną šalia manęs Karolina, kuri yra New Crush vadovė ir tai yra labai versli, aktyvi moteris, kurios visas mąstymas yra tikrai labai įkvepiantis ir įdomus. Karolina man pačiai yra vienas iš moterų pavyzdžių, kurią visą laiką seku ir jos istorija man labai patinka. Taigi šiandieną man didžiulė garbė su ją ir pasišnekėti apie viską. Taigi Karolina, dabar vadovauji tikrai merginoms Lietuvoje labai gerai pažįstamą brandą New Crush. Jūs dirbate su sveikatos priemonėmis, grožio produktais. Kaip verslas tavo gyvenime iš vis atsirado ir tikrai labai jauname amžiuje? Taip, tai iš tikrųjų nebuvo taip, kad aš visą gyvenimą norėjau dirbti su grožio ir sveikatos produktais. Mano istorija prasidėjo labai įdomiai. Aš iš 14 metų išvažiavau gyventi į Londoną. Aš pati nusprendžiau tai padaryti, visi mano giminiai ir mano tėvus įskaitant buvo prieš, tačiau aš nusprendžiau, nes aš aš kartais tiesiog nusprendžiu ir po to galvoju, kaip aš išsisuksiu iš situacijos. Ir aš paėmiau ir išvažiavau į mokyklą mokintis ir po to baigiau ten universitetą, magistrą baigiau ten ir po to sugalvojau, kad vis dėlto mano širdis yra Lietuvoje. Ir viena iš tų priežasčių taip pat buvo mano tėvų, kaip toksai sakyta, nesakyta taisyklė, kad aš turiu būti tėvų versle. Ir tai, manau, daugelis gali suprasti tokį dalyką, kai tavo tėvai turi kažkokį tai norą ir įsitikinimą, koks tavo gyvenimas turi būti ir kad jie tai geriau žino už tave. Taip. Tai mano atveju lygiai taip pat ir buvo. Aš mokinausi universitete Londone ir jau paskutiniais metais, atsimenu, galvojau, tai jau viskas. Dabar turiu grįžti į Lietuvą ir mano gyvenimas kaip jau nuspręstas. Aš eisiu į tėčio verslą ir ten dirbsiu ir that's it. Mano toks kelias. Viskas yra labai aišku ir daugiau man net nėra ką galvoti. Tai iš dalies kaip ir buvo paprasta, nes atrodo, viskas kaip ir, žinai, jau kaip ir padėta, dalinai lėkštutės galima sakyti, nes tu žinai, kad čia taip, baigiai, viskas toliau natūraliai klostosi. Okay. Tai va, ir aš pas tėtį dirbau 2 metus, tai buvo šeimos verslas, aš norėjau būti dėkinga, norėjau įtikti galų gale ir dirbau 2 metus, bet dirbdama ten aš aptikau pas savo mamą versle, tai yra kitas mūsų šeimos verslas, egzistuojančią, galiu tik tai pavadinti, nes tuo metu buvo tik egzistuojanti elektroninė parduotuvė ir kas sekate New Crush senai tikrai žinosite biovaistinę, tai jinai tiesiog egzistavo. Ir tas pavadinimas buvo nuo to, kad mes turėjom fizinę vaistinę ir logiškas pavadinimas elektroninė parduotuvė buvo biovaistinė, labai kūrybinga. Tai ta prasme, buvo, tiesiog jinai egzistavo ir aš sakau, gal aš galėčiau pabandyti tiesiog su ją kažką padaryti, nes vis tiek niekas su ją nedirba, ten, ta prasme, buvo juokingi pardavimai, jų realiai ten beveik nebuvo. Ir aš sakau, gal aš galiu pamėginti kažkaip pavystyti, vos ne testuoti ir pasižiūrėti, ar veiks ar neveiks. Tai aš pradėjau prie biovaistinės dirbti vakarais. Aš turėjau pilną darbą, kuris aš nedirbdavau nuo 8 iki 5, aš net ir pas tėtį varydavau, ta prasme, ir savaitgaliais, ir naktim, ir panašiai. Bet rasdavau laiko, nes man buvo kažkas įdomu, aš vis norėdavau, pasižiūrim, kaip čia bus. Ir šiek tiek, kadangi dirbau su influenceriais jau universitete, mano magistrinis buvo apie influencerius. Ir kaip tik galvoju, reikia pabandyti, ką aš išmokau universitete. Aš visą laiką ganėtinai tokia praktiška buvau ir man atrodydavo, kai kurie tie universo modeliai, čia šneka, bet kur ta praktika? Tai galvoju, gerai, pabandykim pritaikyti tai. Ir aš, kai pradėjau dirbti su influenceriais Lietuvoje, tai galiu drąsiai sakyti, kad vienetai žmonių iš vis dirbo su jais, nes iš žmonių reakcijų ir iš pačių influencerių mes net nežinom, kaip dirbti, kokius, ar reikia kontrakto. Kiek dabar laiko mes grįžtam atgal? Mes grįžtam atgal, kokius dabar galvoju, 3 metus atgal. Ta prasme, tai tikrai kažkas dirbo, bet tai nebuvo toksai fenomena, kaip yra dabar. Tikrai taip suprantu, ką turi omenyje. Jo, tai mums reikėjo nuo A iki Z niekur, tu nepaguglinsi, kaip kontraktą padaryti, nepaguglinsi, kaip tai reikia daryti ir panašiai. Taip. Tai va, ir aš pradėjau tiesiog po truputį dirbti po 1 influencerį, po 2, po 3, tada socialinius tinklus sukūriau, Instagramą, Facebooką, tos tokius natūraliai, kas priklauso prie e-komercijos ir kur yra žmonių dėmesys. Visą tai darėjai
turėdama pilno etato darbą, ar ne? Pilno etato, ir tai nebuvo tiesiog pilno etato darbas, kaip sakiau, aš tikrai dirbau viršvalandžius, nes vis dėlto, kai tai yra tavo šeimos verslas, tai tu nori kuo daugiau padėti ir kad viskas vyktų labai gerai ir kokybiškai ir atiduoti save 100%. Koks tai buvo pagrindinis motyvas to? Ar tai buvo galbūt jau tuomet turėjai minti, kad galbūt tai pavyks išvystyti į kažką daugiau ir tai galės tapti pagrindiniu darbu, ar tiesiog tai buvo smalsumas? Kas tave vedė? Kodėl tu pasirinkai nepraleisti laiko su draugais kažkur bare, bet tu pasirinkai tiesiog dedikuoti darbui? Matai, aš manau, kad giliai širdį, aš galbūt jau seniau žinojau, kad aš nenorėsiu visą gyvenimą dirbti pas savo tėtį kompanijų. Kažkur giliai širdį, aš manau, tai buvo. Ir man atrodo, kad čia buvo vienas iš tų dalykų, kurį aš turėjau galimybę pabandyti. Tiesiog aš turėjau galimybę pabandyti, neišėjus kažkur kitur, nedirbant kažkam kitam, o tiesiog vis tiek šeimos verslo tam rate pabandyti kažką kito. Ir aš visą laiką žavėjausi labai e-komerciją. Tai tikrai, sakau, nebuvo mano tas grožio ir sveikatos produktai, kad va, čia bus mano tas kelias. Aš esu bandžius visokių dalykų, aš esu bandžius parsisintus ir drabužių iš AliExpress ir galvojau, kad aš čia turėsiu kažkokį fashion brandą ir kai pamačiau, kaip tai yra sunku. Na, žodžiu, esu pabandžius ir kitų šiek tiek dalykų, bet tai buvo vienas dalykas, kur aš pilnai galėjau išbandyti save. Ir žinai, kaip būna, tu pradedi kažką daryti ir tave po truputį užkabina. Taip. Tai kai pradėjo tos mažos sėkmės, vadinkim, vykti, ir tu matai, kad žmonėms patinka, žmonės rašo gerus atsiliepimus ir man, žinai, kiekvienas atsiliepimas, kiekvienas žmogus, kiekvienas ten sekėjas, nežinau, mes kai pasiekėm 500 sekėjų, man čia atrodo, wow, mes čia kaip gerai varom ir kaip čia fainai, nu vienu žodžiu. Tai va tos mažos tokios pergalės mane privertė po to pakeisti iš vis darbo sritį, kaip sakant. Nerealus mąstymas. Dabar, Karolina, man tokia pagrindinė mintis buvo, kai apie visą tai kalbėjai. Tu labai jauna. Pradėjai visą šitą verslą. Ar nesulaukiai kažkokių neigiamų komentarų žmonių, kurie galvoja, kad čia, vėlgi, čia jai viskas ant lėkštos paduota, čia dabar jinai gali perimti šitą verslą. Arba kažkokių, nežinau, tiekėjus, kuriais pradėjai dirbti ir kurie nežiūrėjai tave rimtai dėl to, kad tu esi jauna, graži mergina, blondinė. Dabar tai tikrai yra stereotipas, su kuriuo mums natūralu, taip, reikia susidurti. Aš prisimenu savo vestuvių pradžią, eidama į pirmus susitikimus viešbutyje, kuo labiau visą užsidengti, jokių iškirpčių. Bandyti labai rimtai kalbėti ir tiesiog, bet vis tiek teko susidurti su tuo tokiu aspektu. Kokia to patirtis? Jo, teko tikrai susidurti, net ir dabar esant šitam ganėtinai moteriškam galbūt versle, sakyčiau, tenka ir dabar susidurti su tais stereotipais. Bet žinai, kokią aš pasirinkimą turėjau? Kai sakant, labai geras angliškas pasakymas, what's the alternative? Žinai, koks mano kitas pasirinkimas? Vien dėl to, kad kažkas kažką pagalvos man to nedaryti? Taip, Karolina, tai tiesiog nusprendėjai, kad visą tai ignoruosi, eisi savo keliu, užmerksi akis, tiesiog uždarysi savo ausis nuo tų, kurie galbūt į tave žiūri įtariai ir nuspręsi, kad geriausiai tavo darbus įrodys tavo pačios darbai iš tikrųjų. Tačiau kaip buvo su tavo tėvais? Kaip ir sakė, jie turėjo tam tikrus lūkesčius, jie tikėjosi, kad galbūt tu perimsi esamą verslą. Kaip pavyko susitvarkyti su tuo? Čia buvo pati sunkiausia dalis, nes aš labai gerbiu savo tėvus ir aš esu jam labai dėkinga ir man atrodo, kad vienintelis būdas jiems atidėkoti yra dirbti, ką jie nori, kad aš dirbčiau, arba galbūt ką aš įsivaizdavau, kad jie nori, kad aš dirbčiau. Čia yra labai svarbus dalykas, nes aš taip įsivaizdavau, kad jie nori, tiksliau, būtent kalbant apie mano tėtį, kad tik taip pas jį ir niekur kitur ir taip toliau. Jis širdį tikrai to norėjo ir man už tai buvo taip sunku ir tai, kai aš sugalvojau, tiksliau pradėjau, užsimesgi, aš vis išdrįsau net pagalvoti, kad aš galiu išeiti ir kažką daryti, tai aišku, žinoma, aš jau sugalvojau tada, kai pamačiau, kad potencialas yra, kad aš galiu už to išgyventi, pirmas dalykas. Tai aš kai tai sugalvojau, nuo to laiko iki pačio sprendimo jau galutinai sakyti, aš išeinu, praėjo kokie 3 mėnesiai. Wow. Ir tie mėnesiai buvo tiesiog nuolatinis taip ar ne, taip ar ne? Nuolatinė dilema, nuolatinės ir aš tuo metu klausiau žiauriai daug visokių podcastų, būtent kas susiję video apie tėvus, apie tėvų expectationus ir apie ką tikisi tėvai ir panašiai ir panašiai.
Ir tiesiog labai gerą vieną video mačiau iš mano mylimo guru Gary Vaynerchuk, Gary V. Taip, 100% pritariu. Taip, tai čia mano vienas iš mėgstamiausių guru, jeigu taip galima pavadinti. Ir jisai tiesiog sakė, daug blogiau bus, jeigu tu būsi ten, nežinau, 40 metų ir tu nekesi savo tėvų už tai, ko tu pati nepadarėjai. Tai reiškia, pati nepasakėjai, kad tu nori būti laiminga ir tu laimingesnė būsi ten kažkur ar darant kažką kitą. Ir man buvo viskas, aš pati tada pastebėjau, kad per tuos 3 mėnesius aš pradėjau jausti tokius negatyvius jausmus savo tėčiui. Nors jis buvo net nekaltas, jis net nežinojo nieko. Buvo tavo galvoj, tiesiog dėl to, tai buvo mano tu mane stabdai nuo to, ką aš noriu daryti. Bet jis manęs nestabdė. Taip, tu tiesiog taip mintise mąstėjai. Taip, aš taip mintise mąsčiau. Ir mes susikuriam tokias istorijas, nes aš galvojau, jo, jisai nenorės, jisai labai bus nusivils manim ir panašiai. Na ir vieną dieną aš tiesiog pažiūrėjus tą video ir dar kitus 100 video, nusprendžiau, kad reikia parašyti žinutę. Žinutė buvo labai apgalvota ir parašiau ją, kai jie buvo atostogose specialiai, kad abu turėtumėm, mes labai abu esam tokie karštakošiai ir tokio, žinai, ganėtinai ugningo charakterio. Aš galvoju, kad mums reikia šiek tiek turėti atstumą, kad abu apgalvotumėm tą žinutę ir reakciją į ją. Taip. Tai va, ir aš parašiau tą žinutę ir man nuo to laiko, kai parašiau, aš negalėjau nei dirbti, nei galvoti, aš tiesiog sėdėjau ir aš tikrai galvoju, o Jėzu, ką jis dabar pasakys, kas čia dabar bus, dabar sakys, kad aš nedėkinga, nu ir susikūriau 100 milijonų tų istorijų. Kaip visada, iš tikrųjų labai įdomu, kad paminėjai tai, nes tikrai mūsų smegenys yra dažniausiai linkusios sukurti kažkokius blogus scenarijus, pergalvoti, permąstyti, turbūt tai stabdo daugumą žmonių. Tai stabdo turbūt, nežinau, didžiąją daugumą žmonių, nes tai yra tiesiog tu susikuri tiek tų scenarijų ir aš jų susikūriau labai daug, nes jisai perskaitė tą žinutę ir aš tos mėlynus tikus matau ir jis nieko nerašo. Ir aš galvoju, va dabar tai bus, va dabar tai man pareis, kokia aš nedėkinga, kaip aš čia kaip tu čia įsivaizduoji, kad tu čia mergelė kažką iš visų iš serijos padarysi. Nu, aš va taip įsivaizdavau. Na ir po kokio pusvalandžio aš gaunu žinutę, kuri, aš neatsimenu, taip citatą negaliu pasakyti, bet jinai buvo tokia, kad tipo varyk, daryk, užkariauk, aš tavim tikiu. Ir mano visos tos istorijos taiga, žinai, subliuško tą, ką aš turėjau ir aš netaip atsisėdau ir galvoju, tipo, ką, rimtai? Aš ją perskaičiau 10 kartų, aš tikrai galvojau kosmosas, žinok, aš tikrai galvojau, čia tikrai tėtis man parašė dabar? Man taip patinka šitą istoriją dėl to, kad jinai mane priverčia susimastyti apie 2 dalykus, kuriuos aš nuolat sakau. Tai vienas iš jų yra, kad kaip verta yra paklausti, dėl to, kad mes turbūt praleidžiam tiek daug šansų kažką pasiekti, dėl to, kad mes tiesiog mąstom, dvejojam ir nežinom ar paklausti. Įsivaizduok, kaip tavo gyvenimas būtų susiklostęs kitaip, jeigu tu tiesiog nebūtų paklausus to svarbio klausimo. Tai čia yra, mano būtų santykiai su tėčiu susigadinę 100%, 100%. Mes dabar žiauri gerai sutarėm, jis yra vienas iš mano tokių, kai sakau, įkvėpėjų apskritai. Tai mes žiauri gerai sutarėm, jis lygiai taip pat, mes labai esam, kaip pasakyti, įsitraukę į vienas kito veiklas, dalinomės patarimais ir panašiai. Fantastika. O kita iš mano minčių, kurią aš dažnai taip pat mėgstu pasakyti, yra būtent ta, kad žmogaus smegenys iš tikrųjų yra labai senos. Ir kam jos yra pritaikytos? Jos yra pritaikytos mums išgyventi. Tai reiškia, natūralu, kai mes būnam kažkokioj, na, sakykime, stresinėje situacijoje, mūsų smegenys nemasto, kad, o kas bus, jeigu jisai pasakys, kad viskas bus gerai ir aš padėsiu šitą verslą ir aš mėgausiuos kiekvieną akimirką ir verslas tiesiog augs. Tu mastai, jis pasakys tą, mes susipyksime, aš jį nuvilsiu. Tu permastai visus tos dalykus ir dėl to turbūt tiek daug žmonių yra, na, sudėtinga išeiti iš tos komforto zonos ir padaryti kažko, ko jie bijo, būtent tą reakciją. Ar galėtum tam pritarti ir kad tikrai... 2 dalykai, ką tu sakai prieš tai, kad jeigu tu nepaklausi, tai tu tikrai negausi. Ta prasme, tai yra garantuota. Nes jeigu tu neklausi, tai čia 100% garantuota, kad negausi. Jeigu tu klausi ar kažką padarai, tai bent yra šansas, kad tu gausi teigiamą atsakymą, žinai. Tai šitas dalykas, o antras dalykas, ta baimė. Tai manau, mes visi jų turim ir iki šiol, ta prasme, čia nėra, kad dabar kažkaip čia atgimiau iš naujo ir aš nebeturiu baimių, bet kaip tu tas baimės suvaldai ir kaip tu racionaliai jas pažiūri kaip kažkokį tai, dėl ko tu bijai, žinai, dažniausiai jeigu bijai, turbūt reikia daryti.